Sveiki, su jumis ir vėl nuostabiosios Žiburio žinios. Ir mes nuostabieji žinių vedėjai Marius ir Kamilė. Mariau, sklinda gandai, kad gimnazijoje geografiją moko nauja mokytoja. Ar girdėjai apie tai? Ne, nieko negirdėjau. Matai, aš neturiu geografijos, todėl nieko nežinau. Tačiau apie tai žino mūsų ekspertas Domantas. Sveiki, mėly Žiburio žinių žiūrovai. Su jumis ir vėl sveikinasi rubrika Ekspertas. Taigi šiandien mes kalbiname mūsų naują geografijos mokytoją Vilmą Maliaukinę. Kokie jūsų įspūdžiai Žiburio gimnazijoje? Iš tikrųjų, tai įspūdžiai labai geri. Mokykla graži, tvarkinga, funkcionaliai išnaudotos viešos erdvės, smagu ir jauku jūsų mokykloje. O kaip mokiniai? Mokiniai kol kas irgi geri, nes dar tik pati pradžia. Stengiasi, pastangas rodo, smagu bendrauti. Kol kas dar stengiuosi pažinti mokinius, ne visus pažįstu. Nu, tikiuosi, viskas bus gerai. O sakykit, abiturientai intensyviai ruošiasi egzaminui? Norėčiau būti optimistė ir pasakyti, kad labai intensyviai ruošiasi. Tačiau manau, kad namuose dar turėtų padirbėti daugiau, kad pažymiai būtų geresni. Ir aišku, žinios per egzaminus tada pagerėtų. Ačiū Domantui, dabar žinosiu, kas tatoje mokytoja ir galėsiu su kasdien pasisveikinti. O ką šią savaitę paruošė Simona? Pamatysime klausimėlį. Mėgsi kebabą? Jo. Kodėl? Skanu. Kuris skaniausias? Su pikantišku. O tau? Esu pikantišku ir česnakiniu. Fui. Kurio kebabiniai skaniausi kebabai? Prie buvusios Norfos. Kur skaniausi kebabai? Prie Norfos. Prie Norfos. Nem. Mėgsi kebabus? Labai. Kur mėgsi? Kur skaniausi? Dodžiai. Kur? Dodžiai, Kaune. Nu, koks skaniausias tau kebabas? Su tokiais traškučiais yra. Ten dodžiais kebabas vadinasi. Mėgstu Norfos kebabą. Ar mėgsi kebabus? Jo, ką tik valgiau. Rimtai ką tik valgiau. Kur valgiai? Turkiškui. Skanus ten? Anksčiau buvo skanesni nei dabar. Kuo dabar neskanus? Tai rūgščius salotus. Mėgsti gaminti? Aš tik valgyti mėgstu, matus ant manęs. Nu, bet užduosiu vis tiek su gaminimu klausimą, kodėl prieš kepant reikia išsijauti miltus? Kas taip daro, aš perku parduotuvėje normalius miltus, ką žinau. Išsijauti reikia miltus. Tam, kad geresnis būtų kilimas. Ir viskas? Taip. Kad kepinys būtų ne baltas. Skaičiau čia pas Betą virtuviai. Rimtai. O jūs šiaip mėgstat gaminti? O, ne. Bet klausimas būtų toksai, kodėl prieš gaminant reikia išsijauti miltus? Kad būtų pyragas puresnis. Mūsų vadybininkas liepė į žinias įdėti reklamą, todėl dabar pamatysime ją. Reklama. Domantai, patark man. Aš noriu kažko oboliško ir kažko duoniško. Nežinau, ką daryti. Kamilė, ar žinojai, kad mūsų valgykloje yra marčios salotų? Jos ne tik su obuoliais, duona, o dar ir su sūriu. Eime nusipirkti, Domantai. Kaip tu gražiai šią dieną atrodai? Juokauju, gal tu nematai mados veido? Nu, žinai, einu šiandien mokykloje ir, nesuprantu. Visi su sportbačiais, kas čia per mada, kur kablukai, kur aukštakulniai su tokiais ilgais saulais, nežinau. Tu gal patylėk? Kas tau vaikščios į mokyklą su kažkokiais aukštakulniais? Tu eini, aš mačiau, kaip tu eini. Nesvarbu, aš galiu ir išsisukuoja, svarbu gražiai atrodyti. Sportbačiai yra pats geriausias dalykas. Nu, žodžiu, einam pasižiūrėti, kas gimnazijoje darosi. Labas, Pauliau. Labas, Evelina. Šiandienos tema – sportbačiai ir aukštakulniai. Kalbant apie tavo sportbačius, kodėl jie tokie aukšti? Nes man patinka su kulniukais vaikščioti. Aukščiau dangaus. Supratau. O kaip manai, mergina gražiau atrodo su aukštakulniais ar sportbačiai? Sportbačiais, nes mergina atrodo sportiškesnė su sportbačiais. Tau patinka sportiškos merginos? Taip. Kaip manai, kas geriau, aukštakulniai ar sportbačiai? Aukštakulniai ar sportbačiai? Čia įmant visas mados tendencijas ir visą kitą, tai reikia derinti sportbačius prie sportinių rūbų, aukštakulnius prie klasikinių, tai čia kaip kas pasirinks. O pati ką dažniau nešioja, aukštakulnius?
Ne, sportbačius. Kodėl tu pasirinki aukštakulnius? Šiandien pasirinkau, nes penktadienis, tik 6 pamokos ir nežinau, taip tiesiog. O pavyzdžiui, jeigu reiktų balsuoti už aukštakulnius ar už sportbačius, nu ką pasirinktum? Žinoma, kad sportbačius. Aukštakulniai ar sportbačiai? Aš tai manau, kad merginos tai tik tai aukštakulnius turi nešioti, o vaikinai sportbačius. Kodėl merginos turi būtent aukštakulnius nešioti? Nes pirmiausia, tai visiškai figūra kitaip merginos atrodo, visada gražiau atrodo ir visada elegantiškai pastempia ir visada madingai. O ką manote apie vaikinus, kurie užsideda aukštakulnius ar bent jau aukštesnius sportbačius? Manau, čia yra pasirinkimo laisvė ir kalbant apie istoriją, aukštakulniai ir buvo pirmiausia vyrams sukurti taip. Ar esi kada nors susidėjęs aukštakulnius pats? Deja, ne. Tikiuosi dar pavyks kada. Ačiū. Kodėl esi nešioji tokias aukštas platformas? Nes man patinka. Kodėl tau patinka? Nes patogu, gražu. Na. O sportbačiai labiau? Ne, aš nepropaguoju sportbačių. Kodėl? Nes aukštakulniai geriau. Kuo jie geriau? Žinai, kad aukštakulniai skatina įvairias ligas pėdų? Gerai, tegul skatina. Neskauda kojų nuo šių batų? Ne, man neskauda, man jie labai patogus. Tai va. Būkite madingi ir laimingi. Išmokau savo pamoką, Mariau. O tu, matau, nelabai mėgsti žiūrėti mūsų sporto rubriką, kurią veda sportsmenas Laurynas. Sveiki, šiandien vėl susirinkome. Šį kartą lauke labai šilta ir smagu, už mūsų vyksta mankšta, einam pasikalbėsime su keliais žmonėm. Labas, Evelina. Labas. Kaip sekasi? Labai gerai. Ar tau patinka šita mankšta? Labai gerai, labai patinka, labai smagu, labai apšti. Dar nepavargai? Ne. Aš tai tik šokinėsiu. Gerai. O, tai va, šiandien vyksta sporto diena, esame visi labai sportiški ir smagus. Einam pasikalbėti su mūsų fotografu. Kaip jums patinka šita mankšta? Jėga žiauriai. O kodėl patys nesportuojat? Fotografuoju po 5 ateisiu sportuoti. Iš kur šitos panelės? Pirmokės. Čia pirmokės? Jo. Štai kaip gerai atrodė mūsų mankšta. Ačiū Jums, kad žiūrėjote ir susitiksime kitą penktadienį. Dėkui, Kamilė, už patarimą. Ne. O dabar savaitės anekdotas. Aišku, netoks juokingas kaip Mariaus veidas. Skrenda 2 žąsys, viena ypač. Su jumis buvo Žiburio žinios. Nu vyrai, ko nesportuojam? Kam? Kaip tai kam? Taigi prasitampyti reikia, tokia diena. Neturiu net atsakymų. Neturės? Kodėl? Tai eik prasitampysi. Pažiūrėk, kiek merginų šoka. Nėr jėgų. Nėr jėgų? Ką tu vaikai? Sportavau. Tai eik va dar pasportuos, sporto diena, sporto šventė, reikia sportuoti. Tingiu. Tingi? Su kokiais batais patogiau važinėti? Aukštakulniais. Visada. Bandžiau su kroksais. Pamečiau dantis. Paklauskit dar ko nors. O pavyzdžiui, mergina jums gražesnė su aukštakulniais ar su sportbačiais? Žiūrint kaip, jeigu suknelį, tai aišku aukštakulniai. Aukštakulniai. Nu, jeigu su kokiu džemperiu. Tai aišku aukštakulniai. Nu, vis tiek aukštakulniai. Man patinka kroksai. Tie, kur su gėlytėm būna. Kur su gėlytėm būna. Man tie patys geriausi. Nu, kažkoks įdomus jūsų mados stilius. Žieminiai. Su kokios spalvos kroksais mergina atrodo seksualiausiai? Galit pakartot klausimą. Su žieminiais, apšiltintais, su kailiuku. Ir gėlytėm. Ir gėlytėm. Dabar klausimas būtų toksai, prieš kepant, kodėl reikia prieš gaminant išsijoti miltus? Kad nebūtų gumuliukų. Kad nelimptų tas. Ir kad normaliai išsimaišytų miltai. Mėgstu dar žavį kepti. Iš kur žinai? Ir kaip tu iš kur žinau? Iš kur žinai? O žinau. Iš kur? Šiaip tai jo. Aš mėnesį gyvenau be tėvų, tai žinau, kaip reikia elgtis su miltais. Bet tėvų ir be alkoholio. Su alkoholiu, bet be tėvų. Oi, vėl negerai pasakiau. Kas yra budinys? Budinys? Matulis yra budinys. Mėgi ir prikelia tave, pribudina.